Tai šiandien prieš kalbant apie diferencialinės lygtys, jų sprendimą, aš noriu vis dėlto parodyti jums, kaip kai kurie fizikai ir matematikai skaičiuoja. Aš esu prisirinkęs visokių gudrybių, kad nustebinčiau studentus ar mokinius, ir dabar tas gudrybės noriu jums tiesiog parodyti. Buvo su vienu studentu, dabar jis yra 4. ar 3. kurse, tokia bėda, kad reikėjo išspręsti kvadratinę lygtį. Kvadratinė lygtis reikėjo pakelti 13 kvadratų prieš ją išsprendžiant, ir žiūriu, kad jis traukia skaičiuotuvą ir kelia kvadratų nėra jaugi ir pats negali, sakau, ant popieriaus, o jis ant popieriaus nemoka, 13 padauginti iš 13, jūs mokat? Mokat, o aš moku. Kaip dauginti va tokius skaičius? Pradžioje sakykit man kokį nors dviženklį skaičių ir aš iš dviženklio skaičių. Aš jūs mokysiu dviženklius dauginti pradžioje. Sakykit bet kokį dviženklį. Kiek? 58. 58 lietuviškai, ne 8, ar matyti ar ne kaip čia parašyti, ar nelabai. Reikės didesnėm raidėm rašyti. 58, antras skaičius. 42. 42. Tai čia jums atsitiktinai išėjo labai patogūs skaičiai. Tai aš dabar pasinaudosiu kitą taisyklę. Kuo jis yra patogus? 58 tai yra 50 plus 8, o čia yra 42 tai 50 minus 8. Tai pasinaudoju šitą atsitiktinai taip išėjo, mes tikrai nebuvom susitarę. Atsakymas bus toks, 50 kvadratų tai yra 2500 ir 2500 aš atimu 64. 2436, va toks atsakymas. 2436. Gal patikėti, čia mes didesnius skaičius tikrinsime. Pasakykit kokį nors ženklį. 1, 4, 3, kiek dar? 367. Kiek? 367. 367. 3. Taip? 7. Jūs man garsiau, ašgi priepartis. Reikia žinoti, kad aš priepartis. Va jau čia tikrinat, aš gerai tikrinkit mane. Nu kaip? Teisingai. Gal dar didesnius skaičius pabandykime, sakykime, sakykit 9091, sakykit dar kokius skaičius. 3, 5. 3, 2. 0, 8. Nu dar vieną. 4. 4. Ne 4, o 4 lietuviškai. Kiek jūs galima mokyti? 4. Gerai. Man trupučiuką reikia dabar susikaupti, vis dėlto 4 ženklis eina iš 5 ženklio. Oi. Nu, kur aplodismentai, ja? Nu, gal dar
trupučiuką didesnius, ką čia man reiškia, jau nežinotėm. Pavyzdžiui, kol jūs ten sugalvosite, va toks skaičius. Čia, kiek čia skaitmenų? Tu jo dabar juos įves. A, šitas skaičius ir B, sakykit, greičiau. 2, 8, 3, 4, 7, 1, 0, 0, 5, 7, 9, 1, 0, 2, 3. Įvesk vaidį šitą skaičių. Aš rašysiu atsakymą dviem eilutėm. Čia sudėtingai yra. Reikia man trupučiuką dabar susikaupti. Niekas nėra matęs, kad daugintų 15 ženklį iš 15 ženklio mintinai. Pirmą kartą matote ir turbūt pirmą kartą yra užfiksuojamas šitas dalykas. Nežinau, ar man pavyks ar ne. Matote, aš labai jaudinausi, žinodamas, kad šis įrašas bus ir pabudau 2 valandom anksčiau, negu priklausė. 7 valandą buvau žadintuvą nusistatęs. Dar iš vakaro pasitikrinau tos savo visus algoritmus, kaip čia sekasi. Ir gal kartais pavyks. Jeigu nepavyks, tai tada, Vaidikai, jeigu matysi, kad kur nors jau klaida yra, tai tada man šauk. Aš tada jau bandysiu ką nors kitą daryti. Tai pradedu. Leiskit man dabar susikaupti, jokio žodžio nebūtų. Pradedu. Teisingai. Gineso knygą galima įrašyti. Reikalauja vėl kažkokio gruzinas padaugino 9 ženklį iš 9 ženklio mintinai per kažkiek tai ten minučių, per kelias minutės. Jis pareikalavo, kad šitą paprašė Gineso knygą įrašyti. Aš neprašau. Sakykim, kubinės, nedidelė lakština. Tai čia dabar paskutinė eilutė bus tavo įvedi kokį nors skaičių P mažąjį ir dviženklį skaičių ir R trečiosių laipsnių. Ir pasakyk, ką gauni. Pats sugalvoji dviženklį skaičių. Pats, ne aš. Ir P sugalvoji pats. O R jau yra 3. Dviženklis skaičius. Kad aš paskui galėčiau kaip paaiškinti, kaip aš ją traukiu. Kubinė šakai. Ne per ilgai aš mes čia. Gerai. Nu, greitai, Vaidis, kiek ten, ką gavai? P įvedžiau 73. Ką? P įvedžiau 73. Nesakyk, ką tu įvedėjai, aš turėsiu ištraukti šakinį. Aš turėsiu, tu man dabar kitą skaičių įvesk ir pasakyk, ką gavai pakelės kubų. Greitai. 8-0.
8. 8, 0, 4, 3, 5, 7. 4, 3, 5, 7. Va čia, oi, čia ne tas, kubinė šaknis. Nu tai, žinoma, aš jau šitą šaknį ištraukiu, kai yra 93. Taip. 93. Nu, pabandyk kokį nors kitą skaičių, nu, sakykim, 7 laipsnių. Ir, reiškia, įvedi pats P, ir dabar kas nors ateikit, nu, gal pasakysi, ką gavai. 7 laipsnių. R dabar bus 7, o P vėl kokį nors pasirinkit. Tai jau ne 90, kiek ten buvo, ne 93. Kiek gauni? 6, 7, 2, 2, 9, 8, 8, 8, 1, 8, 4, 3, 2. 3, 2. Ir tai čia 1,7 laipsnis. Ir ten dar turėjo būti parašyta, kad kažkiek tai 10 kažkurio laipsnių. Ar yra antras atsakymas? 10 dvyliktuoju. Prašau? 10 dvyliktuoju. 10 dvyliktuoju ir kokie čia skaičiai? 6, 7, ar ne? 6, 7, 2, 2, taip? 2, 3. Ką? 2, 3, čia suapvalintai duoda. Tai dabar aš traukiu 7 laipsnio šaknį. Vėl man reikia trupučiuką susikaupti. 12 minus 7 yra 5, 56 dalinu iš 7, gaunus 8 su trupučiuku, 8 su trupučiuku, tai bus 78. 68. Va, apsirikau šiandien. Iš tikrųjų 68, teisingai, 68. Nu, pabandykim dar, kad reabilituotis noriu, gal 7 laipsnių. 68, teisingai, čia tą vietą apsirikau. 68 turėjo būti. Gaila. Dar kitą skaičių. Gal tada, nu, sakyk. 1, 0, 0, 3, 0, 6, 1, 3, 0, 0, 4, 2, 8, 8. Ojai, kaip tos skaičiai. 8, 8 ir kitas variantas 1, 0, 0, 3 iš 10. 13. Kelinto? 13. 13. Taip. Taip. Dabar jau reikia nesikompromituoti. Reikia trupučiuką turiu jau susikaupti. 60 padalyta iš 7 yra 80. 86. Paskutinis skaičius 2 prieš paskutinis skaičius koks trentukas. Matai, pasimečiau, neišeina man taip lengvai trauti, dar trupučiuką pagalvosiu. 8, 4, 5. Teisingai. 72. Gal tada didesnį. Pavyzdžiui, 99 laipsnių. Tik tai dabar ateikit kas nors asistentas ir parašykit, ką jūs čia. Tu jam sakyk, ko jis tegu rašo. Darba gerai. Net reikia parašytos skaičius. Labai daug skaitmenų bus. 99, gal kiek mažiau. Kiek čia mes rašysime. Kurio laipsnio. Nu, pavyzdžiui, 33.
33. Dviženklį skaičių pakelk. Ir sakyk, ką gauni. 4, 9, 0, 0, 0, 9, 9, 4, 1, 5, 4, 5, 4, 5, 7, 3, 9, 0, 6, 9, 7, 2, 5, 5, 6, 3, 5, 1, 7, 6, 3, 7, 9, 7, 5, 7, 3, 1, 4, 7, 2, 4, 9, 3, 2, 6, 9, 9, 9, 7, 1, 7, 7, 1, 0, 0, 1, 0, 9, 6, 6, 0, 1, 6. Viskas, ar ne? Kas? Kas? Antroji Pats per... Ateik pataisyk. Kur tai ateik? Aš jau nesusigaudžiau. Čia 7. Aha, aišku. Nu ir toliau bus 4, 9, 0, 0, 10 laipsnių. 57. 57. Taip. Aš dabar, aš garsiai samprotauju. 57 minus 33, kad neapsirikščiau, su mane kontroliuokit, bus 24 ir 50. 24 ir 50 aš dauginus iš 3, gaunu 73,5. 7, 37, 35. Atsakymas 56. Teisingai. Nu tai va, aš jau pavargau, tiesą pasakas. O pabaigai, kadangi pavargau, man reikia trupučiuką atsigausti. Justinas Marcinkevičius, Vėjo malūnai. Kažkada tai neseniai ėjau, jau nelabai seniai, kažkokius 3 metus, einu per miestą, sutiku savo vieną gerą pažįstamą gydytoją, kuris gydė mano vaikus. Jis garbės pilietis, ir dabar gyvų tarpe nėra. Ir sako, nu tai tu turbūt vienintelis vėjo malūnas likai Šiauliuose ir bendrai Lietuvoje, kad vis dar kažką tai nori senoviškai gyventi. Sakau, kad mano tokia moralė senoviška, man su ją gyventi labai patinka. Tai sakau, aš netgi Justino Marcinkevičiaus eilėraštį moku Vėjo malūnai. Tai pabaigai taip. Lyg paskutiniai dinozaurai. O kada mano studentėlius parodysi? Valdai, lyg paskutiniai dinozaurai, lyg priešistoriniai kokie, jie stovi perpučiami kiaurai, o sielose jų kaip lauke, apdriskusius sparnus iškėlę, dar siekia debesų šukuot, įklimpo jie lyg vabalėliai laike, kaip gintaro sakos, sustingę mintys, tarsi girnos vienam nematomam taške, jų sąžinė lyg miltai grynos, jų nuodėmių našta tuščia, lyg piramidės apiplėšti, nėra daugiau ką beatimt, jie nebeskraido, vaikšto pėsti ir griežia durinkai daktin. Koks geras, baltas įkvėpimas, juos vertė girti per naktis, kai ilgas porinis vežimas atveždavo laukų mintis. Jie dar gyvi, dar bando guostis
Galvojo, gal dar bus geriau, supranta, vienas vėjo gūsis, dar šiąnakt gali juos pargrauti. O tik ieškoto, po debesų sunkių vyžų, jie laukia savo Don Kichoto ir tikisi garbingai žūti. Tai čia turbūt apie mane šiek tiek. Ačiū. Paklausom, kad kantrybės turėjote. Bet vieną klaidą padariau, įsivaizduojat, grinu, kad nematytumėt.